Taip, gerbiamas Vytautai, aš noriu tau pasakyti, žinai, kokią aš išvadą pasidariau klausydamas tave. Buvusių kogabistų, policininkų ir konservatorių nebūna. Ar tu rasi nors vieną Rusijoje nuteistą politinį oponentą už politiką, už įvairiausius ekonominius dalykus? Nes šitoje realioje žemėje žmogus turi kūną, vaikšto. Ir jeigu paskui mane 10 metų seka mano kiekvieną žingsnį, tai nejaugi nesukur ir kurpė bylą, nejaugi tu jos nesukurpsi. Ponas Vytautai, taigi dirbai policijoje, tu žinai. Tadegi tu buvai įtartas ir dėl to tu matyt liaupsini prokurorą, kad tu kaip profsąjungų lyderis bendradarbiavai su Rusijos tarnybomis, su Rusijos profsąjungomis ir mano buvo užregistruota rezoliucija Seimo, kad tau pradėtų tyrimą, bet tu matyt dėkingas labai Pašiliui, kad tau bylos nepradėjo. Štai dėl ko tu čia lendi be muilo į gerą vietą. Taigi ir keršiai kitiems. Taigi, gerbimi Seimo nariai, aš manau, galvau, kad garbingesnis šitas žmogus Vytautas, bet pasirodo ne. Jis yra taip pat priklausomas ir valdomas. Taigi, sėkmės tau, Vytautai. Jo, tai ačiū gerbiamas pirmininkaujantį. Ponas Gražulis iš tiesų ir toliau panašu daro, yra arti naujo kriminalinės veikos. Jis mane dabar apšmeižė, kad aš bendradarbiau su Rusijos spec tarnybom ir profsąjungom. Ponas Gražulį, jūs esate melagis. Aš Rusijoje esu buvęs paskutinį kartą, kai man buvo 6 kokie metai, kai buvau dar vaikas, sovietmečių. Tarsime, su kuo aš ten galėjau bendradarbiauti, neįsivaizduoju, bet jūs esate melagis ir šmeižikas. Aš niekada nebendravau su Rusijos specialiosiam tarnybom ir niekada nebendravau su Rusijos profesiniam sąjungom. Taip, jūs bandėt mane sudoroti parlamentinio tyrimo metu, kai aš tyriau po to, kai tyriau MG Baltic įtaką, bet dėja jūsų nutarimo projektas net nebuvo pateiktas. Jūs puikiai žinot, kad tai yra nesąmonė. Todėl, gerbėmiai, dar kartą primenu, ponas Gražulis, kaltinimai, nes šiandien sudaryta komisija niekaip nesusiję su politinė veikla jo, kaip politiko ir buvimu opozicijoje, nes jis rėmė šiaip valdančiuosius, kokioje opozicijoje buvo. Gerbiamas kolega, trumpinkit repliką. Tai yra įtarimai kriminalinių nusikaltimų, o jūs esate melagis ir šmeižikas.